Laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Kokia galėtų būti visų į Vilniaus Rotušės aikštę šią savaitę užsukusių milijonierių ir garsenybių ralio Gumball 3000 automobilių vertė? To pasakyti negali niekas, nes net ir mažas kiekvieno automobilio patobulinimas gali gana ženkliai kilstelėti jo kainą. Na, o visiškai standartinių automobilių Gumball 3000 ralyje praktiškai nėra. Todėl atsispyrimo taškų skaičiuojant Gumball automobilių vertę galėtų būti tai, kad didesnė dauguma šio ralio automobilių yra Ferrari ir Lamborghini, kurių vienas vidutiniškai kainuoja apie 200 000 eurų. Taigi, Vilniaus centrą praėjusį trečiadienį užplūdusių automobilių vertė galėjo siekti maždaug 70 milijonų litų. Minė turėjo galimybę paganyti akis į išties išskirtinius automobilius, kurių pasaulyje važinėja tik po kelias dešimtis – Porsche, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, DBS. Vilniuje ralio dalyviai, tarp kurių TV laidos Jackass kolektyvas, reperis Exhibit, riedlentininkas Tony Hawkas, Davidas Guetta, Kuban Brothers, reperė Eve neužsibuvo. Pastatę automobilius, jie pietavo Stiklių restorane ir vėl leidosi į kelią. Iš viso šių metų varžybose startavo 146 automobiliai. Ne visi jų pasiekė Vilnių, pora buvo sudaužyta, keli tiesiog sugedo. Tarp jų ir Batmano automobilis. Šis ralis yra jubiliejinis, vykstantis jau 15 kartą. Pirmasis buvo surengtas dar 1999 metais. Šiais metais gegužės 18 dieną startavę Kopenhagoje, Gumball 3000 dalyviai kelionę baigs Monake, kur stebės ir Formulės 1 varžybas. Į sostinę prabangūs automobiliai dalyvaujantys ralyje Gumball 3000 atskriejo iš Rygos. Ralistai važiavo Via Baltica greitkeliu. Ralis Gumball 3000 startavo gegužės 19 dieną Kopenhagoje. Per 7 dienas ralio dalyviai žada aplankyti 13 šalių. Išvažiavę iš Helsinkio jie apsilankė Taline ir patraukė Rygos link. Vėliau atvyko į Vilnių. Sostinės centrą pasiekė Ukmergės gatve, judėdami Rotušės link. Paprastai Gumball 3000 dalyviai raliui renkasi visiškai tam netinkamus automobilius, nepatogius lenktyninius bolidus, garsiai riaumojančius superkabrioletus ir kitas ekscentriškas transporto priemonės, paprastai brangias, arba specialiai šiai kelioniai pagamintus rankų darbo superautomobilius. Gegužės 23 dieną prasidėjo pats didžiausias bekelės renginys Lietuvoje 4x4 perimetras 2013. Šios bekelės varžybos visai neatsitiktinai dažnai vadinamos lietuviškuoju Dakaru. Jų dalyviai per 60 valandų turi įveikti patį ilgiausią kelią Lietuvoje, jos perimetrą, kuris siekia 2000 kilometrų. Laiko ilsėtis beveik nelieka, todėl rezultatą lemia ne tik visureigių patikimumas ir greitis, bet ir ekipažų ištvermė. Jau 3 metus iš eilės vykstančios varžybos šiemet skirtingai nei ankstesniais metais startuoja iš Druskininkų, o ne Vilniaus. Renginio organizatorių teigimu taip nuspręsta dėl to, kad startuojant iš kurorto pasienio zona, kuria driekiasi maršruto kelias, yra kone ranka pasiekiama. O startavus iš sostinės dar reikėdavo įveikti nemažą kelio atkarpą, iki kol prasidėdavo tikros varžybos. Apie renginio istoriją, šiemet pakeistą starto vietą ir varžybų prestižą teiravomės Gintaro Babravičiaus, kuris koordinavo 4x4 perimetras, varžybų rinkodarą, reklamą ir komunikaciją. Na, šita istorija yra palyginus trumpa, tik tai 3. perimetras su automobiliais.
Gediminas Grigaitis, kuris yra pagrindinis organizatorius, aišku, galėtų mane patikslinti, bet idėja kilo, kai jis pamatė treką enduristų, kurie kas metai daro žygius, neskubėdami, per savaitę laiko apvažiuoja savo malonumui palei patį Lietuvos pasienį. Ir tai jau 3 varžybos ir pirmą kartą bandome surengti ir šventę, ir palydint lenktynininkus, ir lygiai taip pat ir pasitinkant ir apdovanojant. Tai čia, kurie susirinkę ir įsikūrė, aš tikriuosi, kad neužilgo turės didelį malonumą pasveikinti nugalėtojus. Visų pirma, tai druskininkai yra prie sienos. Ir patogu iš karto į perimetrą, reiškia, ir patekti. Anksčiau tai būdavo iš Vilniaus, reikėdavo nuvažiuoti iki sienos ir tada tik tai lenktyniauti ir paskui vėl atitinkamai grįžti. Va, viena tema. Kita tema, druskininkai yra susiję su automobilizmu tuo, kad ponas Malinauskas, druskininkų meras, ir pats yra lenktyniavęs ir rudenį čia vyksta ralis. Tai kažkaip sutapo interesai apie tai, kad vėlyvą pavasarį, taip sakykime, prieš vasaros pradžią būtų galima surengti ir tokias varžybas ir tokią šventę čia druskininkuose. Druskininkiečiams ir miesto svečiams savaitgalis buvo išties pavydėtinas, mat iš čia startavo ne tik įspūdingiausias bekelės maratonas Lietuvoje. Tuo pačiu metu lygiagrečiai vyko ir festivalis Bekelės Fiesta, o renginių kupiną savaitgalį vainikavo miesto šventė Mano druskininkai. 4x4 perimetras dalyviai rinkosi į varžybų įžanginę trasą, kurios ilgis vos 2 kilometrai, kitaip tariant 1/1000 viso varžybų maršruto. Varžybų specifika yra ta, kad čia dalyvaujantys visureigiai nebūtinai turi būti perdaryti iki begalybės. Dažnas iš jų yra tik minimaliomis modifikacijomis ruoštas bekelės įveikimui. Apie tai byloja ir padangų pasirinkimas. Varžybose buvo galima dalyvauti su palyginti neagresyvaus All-Terrain rašto visureigių apavu. Iš karto po briefingo savo jėgas nekantraujantys išbandyti bekelės maratono dalyviai stačia galva nėrė į nuostabiai žaliuojančių druskininkų apylinkių ribose įrengtą greičio ruožą Prologą. Beje, tarp beveik 20 visureigių šiemet nebuvo abiejose ankstesnėse 4x4 perimetro varžybose nugalėjusio Latvijų ekipažo sudaryto iš Janio Auzinč ir Martinč Lilinfields. Todėl nuo pat pradžių brendo intriga, nes buvo aišku, jog šiemet varžybose nugalėjęs ekipažas tai padarys pirmąjį kartą. Latvių nedalyvavimas reiškia, kad vienintelė nelietuvių komanda varžybose buvo iš Estijos atvykę Nissan Nordic Europe, kurią sudarė Nissan Patrol visureigių važiavę Henris Daum ir Sven Kurnim. Prologo trasą maratono dalyviai įveikė vos per 2-3 minutės, todėl ši varžybų dalis tai buvo tik lašas jūroje ir įtakos galutiniams rezultatams praktiškai neturėjo, o tik pasitarnavo kaip apšilimas prieš penktadienio rytą prasidėsiantį pirmąjį etapą. Penktadienį 6 val. Ryto pirmieji lenktynininkai startavo pirmajame etape druskininkai Norviliškės. Kai kurie varžybų dalyviai nustebino dar net neprasidėjus oficialiam varžybų startui. 4x4 Service Rally Raid Team komandos Land Rover Discovery visureigiai pilotavusius Ramūną ir Jolantą Baltramonaičius į varžybas atlydėjo Dakaro ralio vertas Renault Midlum techninės pagalbos sunkvežimis. Kurorte startavusiems bekelės meistrams teko įveikti varginančią 337 km atkarpą. Nuo pat pradžių 60 valandų truksiančios 4x4 perimetro Odisėjos trasa iš varžybų dalyvių reikalavo pademonstruoti viską, ką jie sugeba. Visi sportininkai pirmą greičio ruožą įvertino kaip sudėtingą, painų ir pareikalavusį nemažai jėgų. Ties Baltarusijos sieną nusidriekęs pirmasis etapas pasitiko gausybę smėlio ir provėžų. Vietomis trasa buvo itin šlapia, kai kurie sportininkai ironizavo, kad kartais atrodydavo, jog susirgs jūros liga. Žinoma, gamtai neįsakysi, nors pernai metais vykusių 4x4 perimetras varžybų dalyvių visureigius daugelyje greičio ruožų lydėjo nuo sausos trasos kylantys dulkių debesys, kaip niekad vėlai šiemet prasidėjęs pavasaris varžybų organizatoriams sukėlė nemažai galvos skausmo.
Norviliškėse atgavę kvapą, varžybų dalyviai pajudėjo antrojo etapo link. 446 km ilgio trasos pabaiga buvo numatyta Vėlūnuose. Ko gero įdomiausia šio greičio ruožo dalis buvo visų mėgstamame smėlėtame Pabradės karinėme poligone. Sportininkai šį ruožą pasiekė jau saulei nusileidus. Tamsoje poligonas tapo klaidžių labirintų ir jame pasiklydo daug ekipažų. Beje, vos trečdalis varžybų tapo riba net 6 komandoms. Daugeliui net laikė techniką, o štai vieninteliems varžybų dalyviams iš svečios šalies, estams sugedo GPS navigacijos įranga. Nors lenktynininkai dar stengėsi iš paskutiniųjų siekti finišo, naudodami popierinius žemėlapius, šios pastangos buvo bergždžios. Beje, dažnam bekelės sportininkui trasos ruožai, kurie ėjo palei Baltarusijos sieną, nebuvo pažįstami, mat norint čia važiuoti yra reikalingas specialus pasienio apsaugos departamento leidimas. Apie 6 valandą vakaro šeštadienį iš Ločerų Žibininkų link pajudėjo pirmieji ekipažai. Kaip vėliau paaiškėjo, prieš paskutiniu tapęs 4. varžybų etapas palei Latvijos sieną nusitiesė beveik 500 kilometrų. Pakeliui varžybų dalyvių laukė ko gero įspūdingiausia bekelės maratono dalis – Naujosios Akmenės Kalcito karjeras. Finišui jau esant ne už kalnų į priekį išsiveržė Laimonas Karvelis ir Martynas Jankauskas. Į antrąją vietą iškopė Algirdo Kazlausko ir Donato Grikiečio pilotuojamas Toyota Land Cruiser, o jiems į nugarą kvėpavo Justinas Putys su Valdemaru Milaševskiu. Ankstyvą sekmadienio rytą prasidėjo paskutinysis 5. maratono etapas. 5 valandą ryto su Dargo link pajudėjo 9 visus išbandymus įveikusios pačios ištvermingiausios komandos. Atvykus į varžybų finišo vietą nugalėtojų jau laukė apdovanojimų taurės ir prizai. Prieš skelbiant galutinius varžybų rezultatus kalbinome pagrindinį renginio organizatorių Gediminą Grigaitį. Teiravomės, kaip jis vertina renginį ir kaip jo akimis sekėsi dalyviams. Yra favoritai, preliminarūs favoritai, yra Lekavičių ekipažas, yra Karvelio ir trečio nepasakysiu, nes tiesiog nebuvo laiko. Aš tiek girdėjau, kiek sakė Kesminas, kuris komentuoja šitą renginį, tai va tokios, pas mane irgi preliminarus, netgi net preliminarus, yra žmonės, kurie to užsiima ir jie žino tos atsakymus. Aš tiesiog dabar man smagu matyti finišavusius dalyvius ir paspausti ranką, kad bendrom jėgom mes atvažiavom į Druskininkų. Nissan Terrano 2 visureigį pilotavusio Vidmanto Brazaičio klausėme, kaip jiems sekėsi bekelės maratone. Vidutiniškai sekėsi, nes pagėdau, tilts priekinis sulūžo ir šiaip neįjų gerų rezultatų paskutiniuose seruose paimti, nes Kalcite granata sutrūko ir paskui Klaipėdos poligone smėlį labai jau su vienu tiltu prastai. O šiaip, kaip sakykime, naujas įspūdis, nes pernai važiavom labai sausa buvo, dulkėjau, šiemet labai šlapė. Nu, nelabai iš pradžių, bet į pabaigą tai jau naktinis tikrai šlapės buvo. Tačiau prasidėjus intensyviam darbui skaičiuojant galutinius rezultatus, netrukus pradėjo aiškėti, kad kyla nesutarimas dėl to, kuri komanda absoliučioje įskaitoje užėmė pirmąją vietą. Po ilgų debatų renginio organizatoriai nusprendė, kad pergalės laurai atitenka Laimono Karvelio ir Martyno Jankausko ekipažui, maratoną įveikusiems Toyota Land Cruiser visureigiu. Taktika daug lemia. Kartu, aišku, reikia greitai važiuoti, bet kiek leidžia nepervertinti savo galimybių, nes dažniausiai pervertini savo galimybės ir pradedi daryti taktinės klaidas. Tada mašina kažkur nukenčia per tą karštumą, nukenčia navigacinės klaidos. Čionais, kaip sakoma, vairuotojas, kada su šturmanu nesusikalba, prasideda tenais vis tiek įtampa ir nemiga darosi, irzlus daromės, prasideda pykčiai. Antroji vieta absoliučioje įskaitoje atiteko Algirdui Kazlauskui ir Donatui Grikiečiui, kurie taip pat pilotavo Toyota Land Cruiser. Po apdovanojimų ceremonijos antrąją vietą užėmusio Algirdo Kazlausko prašėme pasidalinti įspūdžiais iš varžybų ir norėjome sužinoti, ar jį tenkina varžybų rezultatas. Tai blogas kareivis, kuris net nenori tapti generolu, aišku, pirmos vietos tikėjausi. Bet čia, ta prasme, ne dėl to aš čia kažko patenkinęs nepatenkinęs. Aišku, kad tikėjausi pirmos vietos. Aš to
į renginį, kuris, sakykime, vyksta tokių visureigių renginių, kur tai yra pasivažinėjimai kažkokie, ne, tai tu ten važiuoji, tiesiog važiuoji šiaip savo, ne, o tu čia važiuoji varžybas, tai natūralu, kad tu tikies išbandyti save ir parodyti, ką gali technika, ką gali šturmanas ir, aišku, nugalėti. Bent jau mano supratimu, toks gan natūralus dalykas. Na, o trečioji vieta 4x4 perimetras 2013 Bekelės maratone atiteko Justinui Pučiui ir Valdemarui Milaševskiui. Apdovanojus nugalėtojus nusprendėme dar kartą pagrindinio renginio organizatoriaus Gedimino Grigaičio pasiteirauti, kokia ateitis laukia 4x4 perimetro. Pliusas tas, kad sutikau krūvą naujų gerų žmonių, pilnų entuziazmo, tas veža. Ir tai yra nedalyviai, labai sveikinu visus naujokus. Ir tie naujokai buvo pilni entuziazmo. Tas vėlgi veža. Nauji organizatoriai, kurie įsijungia, savanoriai į tas vietas, tas veža. Tai nesakau nieko. Bet galbūt susitiksim kitais metais.